Masinė avarija Vilniaus vakarinėme aplinkelėje. Antradienio rytą pranešta, kad susidūrė 7 automobiliai. Prispaustų žmonių nėra. Mašinos štai kaip iki šiol susikybusios. Mercedesas Benzas vieno rato tik tai kabo pakibęs, automobilio priekis yra užlėkęs ant lengvo automobilio. Važiavau, žiūriu, prieš mane mašina stovi ir viskas. Automobilis prieš mane persirikiavo staigiai į antrą juostą, o aš pamačiau tik tai stovintį automobilį prieš mane ir viskas. Volkswagen Passatas matome visiškai sumaitotas čia. Kia Proceed automobilis. Kaip minėjau, Mercedesas ant jo užlipęs yra Volkswagen IQ, BMW, šonas nubrauktas. Dar toliau ten matau Volvo V70 ir pildo deklaracijas dar 2 vairuotojai, tai Nissano ir sunkvežimio. Sunkvežimis pirmas stovi šitoj visoj virtiniai nukentėjusių automobilių. Tai įvykio vietoje atvyko medikų brigada, reiškia kažkam iš dalyvių vis dėlto reikia medicinos pagalbos. Mes reanimacinė brigada važiuojam tiesiog atgal. Pradžioje įvykio 2 automobiliai buvo susidūrę, pildė draudimo deklaraciją ir tada įlėkė į Kia, ir tada įlėkė į mašiną, kuri įlėkė į Kia. Susidūrė iš pradžių 2 automobiliai. Na ir, kaip teigia vienas iš vairuotojų, galimai ženklas avarinis buvo per arti gal pastatytas ir laikų nepastebėjo mašina, stabdė. Na ir dar tada vėl virtinė susidūrimų. Viena mergina išvežta į ligoninę patikrinti. Nu ir daugiau nukentėjusių lyg ir nėra.